Laba. Labas vakaras, labai džiugu. Taip, kad jungiatės, tai dar galite atsinešti užrašus vandens. Dar priminkit, kad jau vyksta mūsų renginys. Ir šiandien iš tikrųjų pasirinkau tokią, aktualią temą, nes aplinkui tikrai labai daug žmonių skundžiasi, kad pavasaris atėjo pavasaris, jau tikrai visi čia, kas dalinosi iki pradžios, tai visi sakė, kad jau tikrai kvepia pavasariu, bet kankina nuovargis. Ir kaipgi padėti organizmui, kągi daryti būtent šiuo metų laiku, kaip sau padėti, kaip padėti artimiesiems, ką patarti, nes tie, kurie renkasi kiekvieną kartą pirmadienį į renginį, tai prisirenka informacijos ir paskui tikrai labai gali pasidalinti su kitais, su aplinkiniais. Taip pat pasidalinti informaciją ir socialinėje erdvėje, o tai irgi yra sujungimas su žiniomis. Ir tai irgi yra labai geras darbas dalintis žiniomis, tomis, kurias gaunat socialinėje erdvėje. Tai nepamirškit, kad yra dar vienas šaltinis, kad pasiekti kuo daugiau žmonių, tai yra socialinė erdvė. Taigi, dabar aš prisistatysiu, kas manęs dar nepažįsta arba mato galbūt pirmą kartą, gali ir tai būti. Tai jūs čiate parašykite, iš kokių miestų jūs esat prisijungę, o jeigu jūs tikrai esat naujas, pirmą kartą jungiatės į pirmadienio webinarą, tai parašykit dar, kasgi jūs pakvietė šiandien. O aš prisistatysiu jums. Skaidrės mano matosi, man būtų gerai atgalinis ryšys. Matosi. Ačiū, Irena. Taip, tai aš esu Teresė Kabošienė, šiuo metu su jumis bendrauju iš Londono, šiaip gyvenu Vilniuje ir pas mane dar už lango šviečia saulė, jinai išlindo tik po pietų, tai labai džiaugiuosi, kad jinai yra ir kaip tikrai mes kalbėjom su besijungiančiais, tai sakė, kad kai yra saulytė, yra visiškai kita nuotaika. Aš esu sveikatinimo praktikė, konsultantė pagal rytų sveikatos tausojimo sistemą ir visą filosofiją. Konsultuoju pagal USIN sveikatos sistemą, nustatau sveikatos būklę akupunktūros ir biorezonanso prietaisais, sudarau asmeninės sveikatinimo programas. Daugiau kaip 22 metai konsultavimo praktikė ir esu detoks programų trenerė. Ir einam žiūrėti į čatą, ką jūs čia taip šaunuoliai labai aktyviai rašot. Taip, labas vakaras, Liubov, Ryta, labas vakaras, Ksavera, labas vakaras. Taip, Šiauliai, Skuodas, Vilkaviškis. Va, kokia plati geografija. Pasvalys, Šiauliai, labas vakaras, Šiauliai, Mažeikiai, sveiki, Panevėžys. Va, matot, kokia mūsų plati geografija. Taip, dar kiti miestai gal pasivis, kur čia mūsų Aukštaitija labai kažkur užgriuvo. Pas juos gal dar nesutemo. Nieko, ateis ir sugrįž. Tai pasidalinkite irgi čiate, parašykit, su kokiom problemom dabar pavasarį jūs susidurėt, kas jūs apnyksta. Ar tai blogos, sakykime, nuotaikos, ar tai peršalimo lygos paūmėjo, galbūt neįsimiegat arba atvirkščiai blogai miega, ta prasme, daugiau norisi miegoti. Parašykite čiate, su kuo susidūrėt. Galbūt akis labiau ašaroja. Kas tokio neįprasto, sakykime, dabar išlindo būtent pavasarį. Bet žinau, kad čia renkasi tokie žmonės, kurie labai savimi rūpinasi ir jiems galbūt niekas neatsitiko dabar kažkokio kitokio. Arba
gali būti ir kažkokie pastebėjimai. Ar galvos skausmas, sakykime, gali būti didesnis. Tai o dabar aš, kol jūs rašysit, pasidalinsiu, kokiegi apskritai žmonėms būna pavasarį iššūkiai, su kuo žmonės susiduria. Par to, ką aš minėjau, tai viena iš problemų ir iš tikrųjų manau, kad savo aplinkoje pastebėjote ir girdėjote, kad dabar ypatingai paskutiniais metais tai labai daug kas skundžiasi alergijomis. Nuo mažo iki seno labai tikrai padaugėjo alerginių susirgymų. Toliau, nuovargis. Nuovargis tai tikrai žmonės nori patingėti, nori pagulėti. Sakykime, jeigu darbe atidirbo, tai ateina ir jau viskas griūna ir nieko nebenori, nieko nei matyti, nei daryti. O per išeiginę irgi norisi tik tai gulėti. Nuotaikų kaita, nuotaikų svyravimai pastebimi ypatingai dabar dar pas jaunimą. Paaugliai, jaunimas, vaikai netgi tikrai turi šitą problemą ir specialistai apie tai labai irgi dabar jau garsiai kalba, dėl ko taip yra. Peršalimo lygos, taip gali dabar ir tai būti, ir perdegimo rizika. Mes turim tokių žmonių, kurie yra darboholikai ir labai daug dirba ir paskui jau jaučia, kad viskas. Arba pats organizmas pasako stop ir liepia atsigulti ir pagulėti, priverčia, ar paprasčiausiai susergama. Arba, tai dažniausiai tai būna, nes darboholikai nelabai supranta, kad jiems reikia atsigulti arba pakeisti aplinką arba kažkaip persijungti ir pailsėti. Vat, taip. Ir koncentracijos sutrikimai, atminties problemos, žmonės irgi dabar skundžiasi su tuo, kad labai atmintis blogėja ir, aišku, jeigu blogėja atmintis, labai sunku ir susikoncentruoti. Apie tai kalba irgi ir mokytojai. Tai šios dienos tema yra aktuali ne tik tai, sakykime, mūsų amžiaus žmonėm, ne tik vyresnio amžiaus žmonėm, bet nuo pat vaikų, paauglių, jaunimo ir taip toliau. Nes su visom šitom problemom susiduria įvairių amžiaus grupių žmonės. Einamgi pasižiūrėti, ką jūs parašėte, ką jūs jau pastebėjote pas save. Taip, kovidas, matot. Taip, po kovido didelis silpnumas, taip, tikrai taip. Herpes ant lūpos išlindo po 2 metų. Tai vadinasi, nukrito imunitetas, virškinimas, 12-pirštė. Taip, dabar ir su virškinimu gali būti problemų, taip. Na va, matot, ačiū tiems drąsiausiems, kurie parašo, nes ne kiekvienas išdrįsta parašyti, kas jam vyksta, kodėlgi taip atsitinka ir kodėl taip vyksta mūsų organizme. Pasižiūrėkime. Pirmiausiai, tai aišku, staigus aplinkos pokyčiai. Tai čia ką tik tai buvo šalta, o iškart pasidarė, taip gan staigiai atšilo. Ir dar kitas momentas, tai kad naktį yra šalta, jeigu ryte išeini iš namų yra tikrai pašalę, tai reikia atitinkamai ir apsirengti, o jeigu dienos metu arba pavakarį grįžtam namo, tai jau yra visiškai kita temperatūra, tai gali būti ir +12, tai jau yra per šilta su tais drabužiais, su kuriais išėjome. Tai visada reikia tai irgi apmastyti, galbūt pačioj turėtų būti kažkokia apranga, kurią galėtume nusimti, grįžtant namo, kad jau būtų vienu sluoksniu mažesnis apsirengimas ir kad nebūtų organizmui toks perkaitimas. Irgi yra pavojinga. Žiūrėti vaikus, kaip rengti. Jaunimas, tai viskas aišku, jie ir be šalikų, jau mačiau prieš 2 savaitės ėjo ir su šortais Vilniuje, ir be šalikų, ir be kepurių. Man vien pažiūrėjus šalto darydavosi, bet tai tokia dabar yra realybė. Tai
Toliau, po žiemos organizmo biocheminiai procesai, hormonų pusiausvyra yra dar visai nesubalansuota. Taip, dar yra išsiderinęs organizmas, nes yra tas laikas, kai dabar diena ilgėja, ar ne, o rytas, sakykime, irgi atsikeliam, dar būna tamsu, bet diena ilgėja. Organizmas prie to turi prisitaikyti. Jūs žinot, kad jau kai pradeda temsti, tada organizme pradeda gamintis melatoninas, miego hormonas ir mes turėtume palaipsniui jau ruoštis eiti miegoti. O dabar jau pavasaris, ar ne, ir kaip ir norisi ilgiau pabūti, atšilo ir norėtųsi išeiti pasivaikščioti, geri orai, tai organizmui tikrai sunku persitvarkyti. O kažkiek už hormonus atsako ir kepenys. O pavasaris, tai kaip žinot, yra kepenų ir tulžies pūslės laikas. Mūsų organizme viskas yra susiję ir mūsų organizmas yra labai protingas. Tai jam šiek tiek reikia padėti ir padėti persitvarkyti. Tai blogas miegas. Aš pati pastebėjau, kad kažkaip pradėjus būtent šilto oram, kažkaip užeina toks tas laikas, kad miegi, nubundi arba sunku užmigti, tikrai jaučiasi, kad organizmas persiorientuoja. O tai dar, kai ateis laikas, kai persuks laikrodžius, tai turėkime omeny, kad bus dar sudėtingiau. Dabar jau mes nubundam ir šviesu, ar ne? Jau 7 valandą tikrai jau šviesu yra, o paskui persuks laikrodžius, tai bus 7 dar tamsu. Vėl organizmo yra stresas, jam vėl reikia padėti. Ir labai yra svarbu režimas. Tuo pačiu laiku eiti gulti ir tuo pačiu laiku keltis, ir dar patariama yra tai daryti ir per išeiginės. Irgi keltis ir gultis tuo pačiu metu. Aišku, labai svarbu žiūrėti mitybą, nes jeigu dar ir išsiderina mytyba, dabar tie maisto produktai, sakykime, jau daržovės neturi tų vitaminų, kurių mes norėtume, o parduotuvėse esantis žalumynai tikrai nepaslaptis, jie užauginti ant vandens su chemija, tai irgi įtakoja mūsų sveikatą ir mūsų organizmą. Ir žinoma, kad kai mes nuolat sėdime, tai sakykime, ir dirbdami, ir šiaip žiūrėdami televizorius, toksai yra dabar tikrai gyvenimo būdas, kad mes daugiau sėdim. Tai nebereikalo ir gydytojai, ir įvairios yra programėlės kalba apie tai, kad vaikščioti, skaičiuoti tuos žingsnius. Tai minimum žinot visi, kad yra 8888 žingsniai ir norėtųsi, kad mes pasiektume 10 000 žingsnių ribą. Aišku, ne kiekvienas tai įveikiam, bet tai turėtų būti siekiamybė. Aš tai tikrai labai džiaugiuosi už savo kolegę ir visą laiką labai seku ir džiaugiuosi, kaip Irena su moterimis žygiuoja. Tai yra tikrai užkrečiamas pavyzdys ir jinai tikrai malačius. Taip, toliau, kasgi mūsų organizmą veikia pavasarį, dar nepastovus orai ir temperatūros svyravimai. Apie temperatūrų svyravimus mes kalbėjom. Lietuvoje kol kas orai labai gražiai nusistovėjo ir užtektinai yra, sakykime, saulės, ar ne? Pavyzdžiui, atskridau į Londoną, tai pirmą dieną buvo labai gražu saulėta 17-19 šilumos, o paskui buvo cepelininis dangus ir lietus. Tai iš karto nuotaika, taip žinot, leidžiasi žemyn. Tai irgi veikia į mus. Bet saulytė išlindo, iškart linksmiau pasidarė. Ir pavasarį didėja darbų krūvis. Jau prasidėjo nauji planai, taip, daigų auginimas, namų tvarkymas, prieš Velykas visko reikia labai daug pasidaryti. O kas turi sodus, tai jau reikia daigelius prisižiūrėti, augalus. Yra labai gerai, kad mes viską norim daryti, tik tai darykim saikingai, sąmoningai,
nepersidirbkime, tam, kad paskui nereikėtų būti išsekusiems ir gulėti lovoje. Tačiau jeigu mes žinom, ką daryti, tai viskas su mumis bus gerai, jeigu mes žinosim, kaip save pasistiprinti. O tam mums į pagalbą ateina tarptautinė TIENS kompanija, su kuria aš esu pati daugiau kaip virš 22 metų, rugpjūčio mėnesį bus 23 metai. Kiti sako, tiek žmonės negyvena. Toks stažas iš tikrųjų vienoje vietoje, tai labai džiaugiuosi, nuostabi kompanija, kuri yra 190 pasaulio šalių legaliai dirbanti. Ir vertinama šita kompanija, TIENS kompanija yra dėl to, kad yra kokybiški, aukštos kokybės natūralūs papildai, prietaisai sveikatai, grožiui, produkcija. Ir mes šiandien kalbėsime būtent labai apie didelį pagalbininką mūsų sveikatai pavasarį, tai koncentruotas datulių sultis. Tai produktas, kuris yra sukurtas naudojant tradicinės sveikatos mitybos principus ir pažangias biotechnologijas. Šito produkto yra labai superinė maistinė vertė. Produktas pritaikytas vartoti labai mažais kiekiais, bet jisai papildo organizmą reikiamomis medžiagomis. Paros norma yra gaunant visų mikro, makro elementų ir vitaminų. Tai būtent apie šitą produktą mes šiandien pakalbėsim su jumis išsamiau. Kasgi yra tos TIENS koncentruotos datulių sultis? Tai yra natūralus produktas, tai aukščiausios kokybės ekstraktas, kuris yra be jokių konservantų, gaunamas iš kininių datulių, tai yra kitokios uogos, tai kitokios datulios, ne tos, kur parduotuviai. Tai jose yra gausu maistinių medžiagų, natūralių aktyvių medžiagų ir būtent labai įdomus komponentas, tai yra KAMP. Apie tai pakalbėsim vėliau, kas tai yra. Tai yra energijos ir mikroelementų šaltinis. Aš jau minėjau, kad tai tikrai produktas labai stiprus, koncentruotas ir labai mūsų organizmą pastiprina. Ypatingai dabar pavasarį labai padeda prie visų šitų simptomų, apie kuriuos mes kalbėjome. Jos suteikia energijos, nes yra mikroelementai ir padeda visą dieną išbūti gyvybingiems ir energingiams. Jos yra koncentruotos, todėl, kaip sakiau, naudojam mes nedideliais kiekiais, bet aprūpinam organizmą visai dienai. Kasgi yra datulės, šitos kininės datulės tradicinėje kinų medicinoje? Kaip žinot, aš jau su tradicinė kinų medicina pažįstama virš 20 metų. Tai yra iš tikrųjų atskiras mokslas, labai įdomus, gilinantis, tu atrandi labai tikrai daug įvairių dalykų. Ir labai yra tikrai įdomus pačių kinų posakis: 3 datulės per dieną atitolina daktarą ne vieną. Tai galima kaip šūkį naudoti. Taigi, tradicinėje kinų medicinoje šitos zizifo uogos, šitos datulės, jos, sakau, yra kininės, kitokios, naudojamos todėl, kad tonizuoja. Jos turi tokį tonizuojamą poveikį ir jos veikia į blužnį ir skrandį. Ar ne? Kaip labai įdomiai, virškinimas ir blužnis. Blužnis tai irgi yra mūsų imunitetas, mūsų kraujo kūnelių saugykla, kur gimsta kraujo kūneliai. Tai taip pat dalyvauja hormonų veikloje. Šie vaistai stiprina kraują, pasižymi raminamuoju poveikiu. Labai įdomus derinys, ar ne? Ir tonizuoja, ir ramina. Žolinių augalų formulėse jie naudojami kaip harmonizuojantis elementas, siekiant geresnio sudedamųjų dalių skonio ir švelnesnio poveikio. Taip, šitos datulės yra labai labai skanios,
saldžios, galima sirupą naudoti labai plačiai, paskui pabaigoje pakalbėsim. Pasak tradicinės kinų medicinos, kasdien vartojant po kelias datulės galima užtikrinti ilgaamžiškumą. Datulėse yra, kaip sakiau, mineralų, vitaminų, aminorūgščių, celiuliozės, saponinų ir šito ypatingos sudedamos dalies C-AMP. Apie tai irgi kalbėsim, kas tai per sudedamoji dalis. Palyginimui, kuo ypatingos dar šitos datulės, tai 100 gramų kininių datulių yra 300-500 mg vitamino C, o obuolių reikėtų suvalgyti, įsivaizduokit, 8 kg, kriaušių 10 kg. Tai iš tikrųjų labai didelis dar vitamino C šaltinis, labai naudingas. Čia taip pat yra beveik visa vitamino B grupė. Kitaip sakant, tai yra B grupės kompleksas. Kągi daro B grupė? Jūs žinot, kad mūsų nuosava B grupė gaminasi mūsų žarnyne. Jeigu mūsų žarnynas gerai dirba, tai ten pasigamina ta B grupė, kurios mums reikia. Tačiau tai tiek, kiek aš matau darant biorezonanso tyrimą, labai yra prasta padėtis su žarnynu ir žmonės atėjo irgi klausė, sako, aš geriu labai daug ką, darau daug ką, tačiau nėra norimo įsisavinimo. O kaipgi bus įsisavinimas, jeigu ir žarnyne yra disbakteriozė, pralaidus žarnynas, ten mikrobiota yra sutrikusi, tai ir įsisavinimo nėra. Todėl B grupės iš išorės gauname, o už kągi atsakinga B grupė? Būtent, pasižiūrėkit, labai įdomiai, pati B grupė skatina medžiagų apykaitą, mažina nuovargį. Manau, ne vienas apie tai irgi žinot, pagerina imuninės ir nervų sistemos funkcionavimą. Taip, ne vienas, jeigu aš jūsų paklausčiau, už ką atsakinga B grupė, tai pasakysit nervų sistema. Taip, jūs būsit visiškai teisūs. B1 palaiko normalią širdies veiklą. B2 apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso, palaiko normalų mūsų regėjimą, padeda organizmui įsisavinti geležį. B2 stiprina raudonuosius kraujo kūnelius, gerina odos būklę, kas mums moterims yra labai svarbu. Taip, ypatingai pavasarį. Ir praeitą kartą buvo labai gera Irenos paskaita, tai kas neklausėt, tai įrašą galit pasiklausyti YouTube kanale Tiens Lietuva. Tai B3, už kągi sako, padeda mažinti nuovargį. Jeigu B3 trūksta, arba aplamai B grupės, kai trūksta, tai tikrai žmonės jaučia nuovargį. B5 palaiko normalią psichinę būklę, gerina steroidinių hormonų, vitamino D ir kai kurių neuromediatorių sintezę ir metabolizmą. Bet vitaminas B6 skatina cisteino sintezę, pagerina homocisteino baltymų ir glikogeno apykaitą, būtinas raudonųjų kraujo kūnelių formavimuisi. Padeda užtikrinti normalią imuninės sistemos veiklą. Kaip matot, B grupė iš tikrųjų yra labai svarbi ir kiekvienas B grupės vitaminas turi savo funkciją. Kininėse datulėse yra kalis. Kaip žinot, kalis yra labai svarbus širdžiai, būtent širdies darbui. Stingant kalio atsiranda širdies permušimai ir tikrai žmonės labai blogai, silpnai jaučiasi. Kągi daro kalis? Užtikrina normalią nervų sistemos veiklą, raumenų veiklą. Trūkstant kalio žmonės tikrai jaučia raumenyse silpnumą ir normalų kraujo spaudimą. Vienas pagrindinių kininių datulių privalumų yra gebėjimas sureguliuoti tinkamą nervų sistemos darbą, nes jose gausu kalio. Tyrimais įrodyta, kad mityba, kurioje gausu kalio, sumažina insulto riziką.
moterims buvo atliktas bandymas. Moterims, kurios neturėjo hipertenzijos požymių ir vartojo daug kalio, išeminio insulto rizika buvo 27% mažesnė, o visų tipų insulto 21% mažesnė. Palyginus su moterimis, kurios kalio suvartojo labai mažai. Tai labai yra svarbus komponentas kalis. Kokiegi dar mineralai yra? Tai yra geležis. Kai žmonės sako, kad trūksta labai geležies, tai pirmas produktas, kurį aš visiems rekomenduoju, tai mūsų datulės, nes iš tikrųjų labai greitai atstato geležį. Tai yra svarbus hemoglobino komponentas, padeda užtikrinti raudonųjų kraujo kūnelių susidarimą, užtikrina normalų deguonies pernešimą organizmą, vaidina svarbu vaidmenį ląstelių dalijimo procese. Kalcis pagrindinis kaulų ir dantų sudedamoji dalis. Jau šito tai tikrai labai gerai žino, tai netgi kalcio yra šitose kininėse datulėse. Ir jis yra šitoje vietoje yra augalinis. Tai ir užtikrina normalų virškinimą ir, žinoma, kaulai, kraujo krešėjimas, nervų impulsų perdavimas mūsų organizme. Tam, kad raumuo susitrauktų, reikalingas kalcis. Tam, kad jis išsitiestų ir atsipalaiduotų, reikalingas vanduo. Dar keli mineralai, tai yra manganas, kuris būtinas organizmui, mikroelementas ir dalyvauja baltymų ir riebalų apykaitoje. Varis, žinot, vario iš tikrųjų labai daug irgi trūksta, mes mažai su kuo gaunam vario, iš maisto tikrai labai mažai jo gaunam. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmogus pradeda anksti žilti, tai jam labai trūksta vario. Ir aplamai žili plaukai, tai irgi vario trūkumas. Toks pastebimiausias dalykas, kai trūksta vario. Varis reikalingas geležies pernešimui organizme ir ląstelio apsaugai nuo oksidacinio streso. Magnis reikalingas baltymų sintezei, ląstelių dalymosi procesui, tinkamam raumenų ir nervų funkcionavimui bei nuovargio mažinimui. Taip, žinot, kad magnis tai jis atsakingas už atsipalaidavimą ir už tai, kad mėšlungis netrauktų raumenų. Labai gražiai man padarė paveikslėlį čia amino rūgštis, labai turi didelę svarbą ir įvairių pas mus yra amino rūgščių organizme. Tai kai darau biorezonanso tyrimą, labai yra įdomus momentas. Amino rūgščių vieniems užtektinai būna, kad trūksta kokių 3, taip 4, o kai kurie ateina ir trūksta labai daug amino rūgščių. Na, įsivaizduokit, jeigu mes iš šito paveikslėlio ištrintume pusę tų taškelių, tai būtų, iš tikrųjų labai negerai. Tai nes amino rūgštis tai irgi reikalingas komponentas mūsų organizme, yra jų svarbiausių datulių, šitose kininėse datulėse iš 18 iš 24, įsivaizduojat, 18 yra amino rūgščių. Tai ką aš dar rekomenduoju žmonėms, pas kurios trūksta labai amino rūgščių, valgyti įvairų maistą. Nes, žinot, mes priprantam maitintis vienodai, yra labai patogu, jau žinoma, kaip pagaminti, ką nusipirkti, bet kuo yra įvairesnis maistas ir kuo įvairesni prieskoniai, tuo yra geriau. Tų prieskonių gali būti nedaug, po truputėlį. Bet aišku, labai paprasta yra įsipilti kininių datulių, koncentruotų kininių datulių, ir viskas, ir jūs atstatot visą 18 amino rūgščių. Kokios amino rūgščių yra funkcijos? Gamina baltymus. Baltymas mūsų statybinė medžiaga. Ir jisai mums yra būtinas.
kiekvienai ląstelei, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Palaiko medžiagų apykaitą, stiprina ir saugo širdį, prisideda prie kaulų formavimosi, skatina odos, raumenų, kraujo, ląstelių funkcionavimą. Kaip matot, labai svarbu yra. Na ir tas labai įdomus žodis, ir va čia labai įdomiai tikrai pavaizduota šita medžiaga, ką jinai daro, tai yra KAMP, tai yra ciklinis edonizono monofosfatas. Tai yra molekulių transportas. Yra susijęs su molekulių pernešimu ląstelėje. Tai va čia mes ir matome ląstelę ir tą molekulę transportuoja, taip? Signalų perdavimas, tai nervinių signalų perdavimo, tų nervų impulsų. Žinot, kad mes pagalvojam ir iš smegenų signalas nueina, pavyzdžiui, į pirštą, kad jį reikia sulenkti. Arba į ranką, kad reikia paimti rašiklį, pakelti stiklinę, atsigerti vandens. Už tai yra atsakingi šitas KAMP, yra šitam reikalingas dalykas. Ir jisai yra būtent šitose kininėse dalelėse ir jos dėl to irgi labai yra, būtent dėl šito komponento labai vertinamos. Ir nervų sistemos, kaip sakiau, impulsai, o tai tas visas nervingumas, nesusikoncentravimas, depresija, nuovargis, susiveda į šitus dalykus. Tai pakalbėkim, už ką atsakingas, koksgi veikimo mechanizmas. Tai yra neuronų informacijos pernešimas, kaip sakiau, aš jau minėjau, ne? Jis dalyvauja ląstelių medžiagų apykaitoje, gerina ląstelių funkcijas ir imunitetą, viskas veikia ląstelinėme lygmenyje. Spartina fiziologinės funkcijas, nervinė regeneracija, pažeistų ląstelių atsistatymą. Yra svarbus miego ir atminties ciklams. Yra svarbus, nes išplečia kraujagyslės ir atpalaiduoja raumenis. Padeda lėtinti smegenų ląstelių senėjimą. Atjaunina šio proceso jau paveiktas ląsteles. Tai aš vėl iš naujo įsimylėjau datulės. Aš jas ir taip labai mėgstu. Bet kai vis prisimeni šitą naudą, visą šitą mechanizmą, tai supranti, kokį produktą pagamino kompanija, koks jis yra vertingas, ant kiek jis yra mums visiems reikalingas. Tiems koncentruotos datulės tai maistingosios kininių datulių sultyse esančios medžiagos. Ką jos daro? Ir manau, kiekvienas savo prisitaikysit, jeigu atrasit nors vieną punktą, kuris jums tinka ir kurį jūs savo prisitaikysit, parašykite čiate po vienetuką. Padeda kovoti su nuovargiu, suteikia energijos, ramina nervus, gerina miego kokybę, ilgina miego trukmę, kas irgi mums yra labai svarbu, stiprina imuninę sistemą, padeda virškinimui, kaip intensyvaus poveikio antioksidantas, padeda valyti odą ir jauninti ląsteles, gerina raumenų funkciją, didina organizmo ištvermę, maitina ir padeda valyti kraują. Na ir einu žiūrėti, kas pas mus aktyvus. Taip, šaunuoliai, gerai. Taip, nespėjau net viso čiato paliesti, kaip čia byra. Aha, vienetukai. Nėra ko išskirti, visi punktai labai svarbus. Taip, Ryta, ačiū, iš tikrųjų, visi labai labai svarbus. Man tai labai dabar pavasarį kažkodėl ko irgi labai ypatingai svarbu, miego kokybė. Tas, kad būtų miegas ilgas ir kokybiškas. O kai tu išsimiegi, tai yra visiškai kita atmintis, koncentracija, susitelkimas darbui, kai mes daug laiko leidžiame prie kompiuterių. Studentai besimokydami, dabar žinot, prasideda 12-okam pasiruošimas egzaminams.
egzaminų tuoj visiškai ne už kalnų laikas. Pavasaris vaikų imunitetas irgi silpsta. Tai juos galima maitinti šitom kininiam datulėm labai skaniai, tuoj pasidalinsiu kaip. Taigi, kokios palankios savybės? Imuniteto stiprinimas labai svarbu. Kai stiprus imunitetas, žmogus sveikas, tai iš tikrųjų jam viskas yra gerai, o jeigu žmogus serga, žinot, sergančio žmogaus svajonė būti sveikam. Tai svarbu. Datulės stiprina mūsų imunitetą, todėl kad ten yra, matėte, tikrai labai daug vitaminų, mikroelementai, labai greitai suteikia energijos. Todėl, kad iš tikrųjų jos yra saldžios, ten yra natūralūs cukrai, o natūralūs cukrai greitai užkelia energiją. Na ir aišku, nuovargio mažinimas, tai kai užkelia labai greitą energiją, tai išgėrus ryte arba dažniausiai, bet pavyzdžiui, mes iš ryto geriam kavą arba antilipidinę arbatą. Aš pati datulės mėgstu gerti antroje dienos pusėje tarp 2 ir 3 valandos. Kodėl? Todėl, kad tuo metu kaip ir norėtųsi antro puodelio kavos, bet tai, kaip ir, supranti, kad gal geriau negerti antro puodelio kavos, tai geriau pasidaryti datulių. Įsipilu į stiklinę šaukštą datulių arba desertinį šaukštą, išmaišau ir išgeriu. Ir tikrai užtenka iki vakaro paskui energijos, tu žinai, kokią naudą gauni. Taip, stiprus kaulai, mes apie tai irgi jau kalbėjom, todėl kad yra mikroelementų ir kalcis šiame produkte. Taip pat datulės padeda mūsų visai virškinimo sistemai, kadangi yra skaidulų, palaiko mikroflorą. Taip pat antioksidantai kepenų funkcijai padeda ir netgi svorio kontroliai. Netgi galima datulės naudojant lieknėti. Tai yra labai tikrai ypatingas, įdomus produktas. Antioksidantai dabar šiais laikais irgi, žinot, yra labai svarbu dėl to, kad vaikšto aplinkui tikrai, ir rašėt, kad buvo ir covidas, įvairūs virusai, bakterijos, grybeliai, ateina pas mane žmonių irgi persirgusių covidu ir kas yra blogiausia, kad paskui neturi energijos, bet covido likučiai jie išlieka ilgesnį laiką būtent smegenyse. Jeigu būtų stiprus imunitetas ir stipri ląstelės membrana, tai virusai, covidas, žinot, tai yra virusas, į ląstelę nepakliūtų. Ir paprasčiausiai mūsų imunitetas jį suvalgytų, tas ląsteles blogasias pagauna ir imunitetas jas suvalgo ir išveda iš organizmo. Tai labai svarbu, kad būtų geras virškinimas, stipri ląstelių membrana, o kaip matėt, koncentruotos datulių sultys, jos veikia iki ląstelės lygmens. Aišku, kad nauda širdžiai. Čia tikrai produktas vienas iš pačių geriausių produktų tiem, kurie turi problemų su širdim, su širdies veikla, su kraujotaka, su mažakraujystė, nes yra ir kalis, ir kiti mineralai. Tai ir antioksidantai, kurie padeda apsisaugoti nuo oksidacinio streso ir širdies ligų prevencija. Taip pat mes gauname ne tik tai mikro-makroelementų, bet valomas kraujas. Šitas produktas padeda išsivalyti kraują. Tai, manau, supratot, kamgi reikalingas šitas produktas. Galėtume sakyti visiems. Aš galiu pasakyti nuo mažo iki seno ir kuo daugiau, tuo geriau. Dabar paprašysiu savo kolegės, partnerės
iš Panevėžio pasidalinti savo istoriją. Paskui aš irgi dar papasakosiu savo istoriją. Taip, Birutė, scena tavo. Pasidalink savo istoriją apie kininės datulės. Taip, ačiū, kad leidote pasidalinti, nes skaitau, kad ta tema, būtent širdutės stiprinimo tema, yra viena iš aktualiausių turbūt šiais laikais. Tuo labiau, kad noriu pakalbėti apie datulių poveikį, būtent ant kiek jisai stiprus ir kaip jisai veikia mūsų širdutę, netgi tuo atveju, kai mūsų gydytojai, tos tradicinės medicinos, negali padėti. Tai yra šitas atvejis, kai širdies raumuo yra neišsiplėtęs, o susitraukęs. Taip buvo mano mamos atveju. Jos širdies raumuo buvo susitraukęs visiškai ir netgi kai aš 4 metai, netgi šiek tiek daugiau prieš jos mirtį, kai aš ją nuvežiau pas gydytoją, jisai darė tyrimus įvairius. Jos pagrindinė liga buvo astma, bet nuo senovinių ir didelių kiekių vaistų naudojimų buvo pažeisti praktiškai visi organai. Ir jis kiek beėmė kokį organą tirti, praktiškai visi jie rodė visiškai apverktiną būklę, sakė, nesuprantu, kaip funkcionuoja. Bet kai ėmė matuoti širdies darbą, daryti kardiogramą, ten dar kažkokį paskui puolė daryti, tyrimą, aš net šiek tiek krūptelėjau, net labai nemalonu buvo, nes mama šalia sėdi, o jisai sako, niekaip nesuprantu. Jeigu nematyčiau, kad va čia šalia sėdi, o aš ją atvedžiau į polikliniką ir beje užvedžiau dar į 3. aukštą laiptais, nes liftas neveikia. Ir mama sėdi šalia ir o jisai sako, niekaip nesuprantu, širdis nebeveikia, nebefunkcionuoja. Vos kada, nekada šiek tiek, pulsą kažkokį parodo. Bet, jinai nebeplaka, viskas, mirštantis žmogus. Suprantat, man iš pradžių galvoju, mano mama nekur čia, jinai girdi visą tą, ką tu kalbi. Bet, sakau, išėjom taip ir palikę jį, nes, gydytojas tikrai skyriaus vedėjas, jisai tikrai labai geras gydytojas, tikrai labai vertinamas ir tikrai aš jam labai dėkinga, kai anksčiau, kiek galėjo, jau padėjo mamai dėl astmos, bet, žmogus ant tiek nustebęs, jis nesuvokia, matosi, kad nesuvokia, kaip čia gali būti, kad dar mama gyva, kad dar jinai vaikšto. O paprasčiausiai, aš tąkart jau jam nebeminėjau, nes jisai tikrai, tikrai netikėjo, kad gali šitai padaryti papildai. Bet iš tikrųjų, aš galiu širdį išėmus parodyti tikrai, kad būtent, kai mamai būdavo jau priepuolis prasidėdavo taip, kad, kaip prasidėdavo ir plaučių dusulys, automatiškai visiškai blogai pasidarydavo ir širdis stoja. Jie yra visiškai surišti. Jeigu su širdutė blogai, automatiškai ir plaučiams blogai. Ir pas mane visada būdavo ir virtuvėje stovėdavo datulių buteliukas, ir stiklinė vandens būtinai puodelis stovėdavo šalia, ir vidury kambario, vidury saliono ant sekcijos krašto visada stovėdavo, būtent tas mūsų, man šventas buteliukas, ir būtinai puodelis vandens stovėdavo visada, praktiškai, kad mama
bet kuriuo atveju galėtų praeidama, jeigu ir manęs nekviesdama, nes jai būdavo, oi, nenoriu apsunkinti, kaip ir ligoniui, kad jinai visada turėtų po ranka, galėtų tą buteliuką atsisukti ir tiesiog iš buteliuko jinai išgerdavo gurkšnį sirupo ir užgerdavo vandens. Aš tik prašydavau, kad jinai užgertų kuo daugiau. Žinoma, iš pradžių jinai užgerdavo porą tik tai gurkšnio. Paskui, kai jai pradėdavo lengvėti, jinai dar ir išgerdavo ir pusę stiklinės, o paskui ir visą stiklinę vandens. Ir praktiškai jai po 5 minučių tai visada pagerėdavo, bet jau po 10 minučių jau jinai visai normaliai kvėpuodavo, jau jinai galėdavo kalbėti ir panašiai. Ir praeidavo tas priepuolis. Tai aš esu ant tiek dėkinga Tiens kompanijai už tą datulių sirupą. Ir iš viso aš nežinau, ar Dievui, ar kam, kad aš jį aptikau tarp tiek mūsų produktų. Nes anksčiau mes kažkaip tai jų taip ir nelabai reklamuodavom, minėdavom, bet sakydavom, oi, brangu. O suprantat, kai turi problemą, ieškai bet kokių galimybių, tada nebepasidaro, jau nebebūna ir brangu ir panašiai, nes tu bandai rasti nors kokį vaistą, kad galėtum artimiausiam žmogui padėti. Ir nuo to laiko aš pradėjau pati naudoti kažkiek tai, ypač kai mirė mama dar, buvo likusių, nes tikrai buvau apsirūpinus, kad tikrai mama visada jų turėtų, nes tai mums buvo gelbėjimosi ratas. Ir pradėjau kažkiek pati naudoti. Tai, nuostabus dalykas, kadangi ir pačios savijauta pradėjo visada gerėti. Žinoma, jeigu tik tai širdutė nors kiek pradėdavo spausti, o vis tiek nuo streso man buvo irgi savo požymiai likę, visada padėdavo, bet aš pajutau, kad iš viso man padeda. Ir energijos kiek atsirado ir panašiai, kaip Teresė ir minėjo. Aš tiesiog į pusę stiklinės vandens desertinį šaukštą įsipildavau šito sirupo, su malonumu išgerdavau ir savijauta, nuotaika, nes, kaip, automatiškai lengviau kraujas cirkuliuoja, širdutė lengviau dirba, mes jaučiamės energingesni, ir pirmyn į trasą. Tai taip, kad to mums reikia šį pavasarį. Taip, kad tikrai pasinaudokit, ypač dabar esančią akciją, įsigykit ir tikrai nesigailėsit. Ačiū, Birutė, ačiū už istoriją, ačiū už pasidalinimą. Taip, ir Birutė kaip tik paminėjo visas datulių, šitų kininių datulių savybės, viską, ką jos daro, tai viską pakartojo. Gal ne visai, tik tai pati ant savęs išbandžiau. Taip, Birutė, ačiū labai. Taigi, tai kaip matot, iš tikrųjų puikus produktas. Tai jų klausimas, kaipgi dabar jas naudoti, kokiais atvejais naudoti, o naudojimas yra labai įvairus. Mes jau esam patys išbandę jį naudoti, šitas datules įvairiai. Galima naudoti tikrai kasdieną ir dar pasakysiu, jums atskleisiu paslaptį tiem, kurie esat jau tikrai su mumis šiandien daugiau kaip pusvalandį. Yra labai tokia paslaptis šito produkto. Jeigu jūs sunaudosit iš eilės 3 dėžutes, pakartoti datulių naudojimą galit jau po metų, nes jums bus prolonguotas veikimas. Bet reikia sąžiningai naudoti, 2-3 dėžes, tikrai 2-3 dėžes sunaudoti iš eilės, ir tada jūsų organizme pasidaro tokie pokyčiai, kad galėsit jas gerti, sakykime, jeigu jūs nenorėsit
kitu atveju gert, bet kai jūs jų paragausit ir pradėsit gerti, jūs vėl jų norėsit. Tai va, tai galima naudoti į metus vieną kartą, bet reikia sunaudoti 2-3 dėžes. Tai va, datulės galima, vat kaip ir Birutė sakė, išgerti ir užsigerti vandeniu, bet rekomenduojama yra skiesti. Ir šito buteliuko, kurį ir Birutė rodė, ir aš rodžiau jums va tokį buteliuką, kuriame yra 50 ml koncentruotų datulių sulčių, tai užtenka po desertinį šaukštą savaitį laiko. Tai va tarp 2-3 dienos yra labai geras laikas, tačiau jeigu yra su širdim problemos ir jūs konkrečiai geriat dėl širdies, tai geriausia yra duoti tarp 11 ir 1 valandos, tai yra pagal rytų visą filosofiją širdies laike. Taip, aš savo dėdį irgi, kuris turėjo pagrindinę širdies arteriją, pas jį buvo užakusi iki adatos skylutės. Pas jį pagrindinės širdies arterijos pralaidumas buvo tokio dydžio, adatos skylutė. Ir jam nieko nebegalėjo padėti, jokie chirurginiai momentai nieko negalėjo daryti. Išleido iš ligoninės konsiliumas, pasakė, kad iki 4 mėnesių ilgiau žmogus negyvens. Tai dėka tiems produktų, ir žinoma pagrindinis produktas tai buvo datulių sultis, žmogus išgyveno virš metų dar. Tai va, tai ir iš tikrųjų yra nuostabus produktai, tik tai juos reikia pasimti ir naudoti. Toliau, kaip dar galima naudoti? Susipjaustykit vaisius ir užsipilkit, čia vat vaikams labai patinka, labai skanus, sveikas desertas. Ir vat jeigu vaikas, pavyzdžiui, nenorės gert, nors aš abejoju, jos yra labai skanios, jeigu padaryt su vandenuku, bet ant vaisių užpilus ir davus tokį desertą arba ant varškės naminės ar varškės sūrio naminio, tai irgi bus puikus ir sveikas desertas. Tai va, tai galima tikrai naudoti įvairiai. Geriausia yra pasikonsultuoti su žmogum, kuris jūs šiandien pakvietė, arba jeigu turit savo konsultantą, susitikit ir pasikalbėkit, kaip jūsų situacijoje geriausia yra naudoti. Nes yra įvairių situacijų, tai yra geriau pasikalbėti ir paskirti asmeniškai. Bet profilaktiškai, tai aš jau minėjau, tarp 2-3 tarp 2-3 valandos dienos, desertinį šaukštą ir į sveikatą naudokit arba valgykit kasdien sveikus desertus. Taigi pasidarykime išvadas, ką mes šiandien čia sužinojome apie mūsų koncentruotas tiems kininio datulių sultis. Tai yra jų visų pirma, tai tikrai yra natūralus produktas, yra natūrali visiškai sudėtis, koncentruota sudėtis. Tai yra mūsų labai svarbu, ypatingai dabar imuniteto stiprinimui, virškinimo gerinimui ir mūsų širdies darbui, nervų sistemai, miego kokybės gerinimui. Kiekvienas tikrai atradote, dėl ko šitą produktą naudoti. Dar jums noriu parodyti skaidrę. Radau tokias nuotraukas, čia tikrai labai yra senos mano darytos nuotraukos. Tai prieš, matot, sulipę eritrocitai yra, sulipę kraujo kūneliai, čia yra kraujo tyrimas, gyvo kraujo tyrimas padarytas prieš datulių naudojimą. Tai eritrocitai sulipę, tai čia būna žmonių taip, valgo riebiai, stresuoja, blogai miega, tai toks būna kraujas. Kita skaidrė, matot, eritrocitai plaukioja atskirai, tai čia po datulių naudojimo. Tai yra iš tikrųjų 15-20 minučių praeina išgėrus ir jūsų kraujas toks pasidaro skystas, visur bėgioja, eritrocitai juda taip, kaip turi būti. Taigi, o kaip sakiau, išgėrus 2-3 dėžes iš eilės,
tai jūsų kraujas paskui ilgą laiką būna būtent toksai. Tai kokį rezultatą renkatės, man parašykite dabar čate dvejetukus, kas renkasi antrą variantą, kas pirmą variantą. Tai pasižiūrėsim, kokį jūs norit turėti rezultatą. Jeigu jūs dar esate čia ir dar aktyvus, tai painu žiūrėti čatą, kasgi dar pas mus yra aktyvus. Oi, rašot, šaunuoliai. Taip, dvejetukai, aišku, antras. Žinoma, Rita, taip, ačiū, tikrai antras variantas yra geriausia ir matau, kokie jūs aktyvus, šaunuoliai. Taip, tai vat, pagerkime sąžiningai, o tam, kad mes galėtume dabar pavasarį atstatyti mūsų energiją, būti tikrai, vat, kaip ir Birutė sakė, ir energingi, ir jau norisi viską daryti, ir eiti, ir bėgti, tai tam kompanija turi puikų pasiūlymą. 2+1. Perkat 3 dėžutes tiems koncentruotų datulių sulčių, o mokate tik už 2 dėžutes. Tikrai visai šeimai galima, bet tai, kaip sakiau, pirmiausiai, kaip ir lėktuvė sako, užsidėkite kaukę pirmiausiai savo, o paskui kitiems. Tai pirmiausiai jūs panaudokite, aišku, ir nepamirškite savo artimųjų. Ir kaip sakiau, ir vaikam, ir jaunimui, ir paaugliam, ir jie bus ramesni. Ir jeigu jūs dar neturite Tiens Vishera programėlės ar Tiens V-Moment programėlės, tai jums šitas produktas kainuoja 111 eurų. Na, kaip ir Birutė sakė, sakom, labai dažnai brangu, ar ne? Bet kai tikrai yra artimiausiam žmogui blogai, kaina nebeegzistuoja. Žmonės sutinka parduoti butus tam, kad padėti savo artimam žmogui. Tai va, o čia būtų parduoti nereikia, reikia turėti registraciją, turėti programėlę. Dabar yra įprasta turėti bet kurios parduotuvės programėlę, žmonės pripratę online apsipirkti, tai čia tas pats apsipirkimas online, vaistinė online, sakykime, ar ne, jeigu taip paprastai kalbant. Tai jums jau pasižiūrėkite, kaina vietoj 111 jau gaunasi 89 eurai. Jau šitoj vietoj jūs registruojatės ir gaunat nuolaidą. Registracija yra nemokama. Perkant kažkurį produktą, jūs jau gaunate savo parduotuvę ir ten apsiperkat tai, ką jūs norit apsipirkti. O šį mėnesį su tokiu nuostabiu pasiūlymu jūs dar galite sutaupyti netgi, jeigu 3 dėžutes perkant sakykime, savo parduotuvę turintis žmogus ir neturintis savo parduotuvės taupo virš 60 eurų, bet jūs, aišku, kad čia atsisiunčiat Vishera programėlę, pasidarot registraciją, perkat koncentruotas datulių sultis, dar gaunat dovanų iš kompanijos ir jūs sutaupot apart tų 66 eurų dar 80 beveik 9 eurus. Tai iš tikrųjų nerealus pasiūlymas, vienas perspėjimas. Žinot kaip, akcijos turi tokią tendenciją pasibaigti. Tai vat, mielieji, šiandien yra kovo 9 diena, nesvarbu, kad akcija galioja iki kovo 28 dienos, imtinai, tačiau, kaip sakiau, kas pirmas, tas laimi. Tam, kad paskui nebūtų taip, kad norėjau pirkti, bet nebeužteko, tai kuo greičiau įsigysite, tuo laimingesni būsite. Ir pasiūlykite tiem, kuriems jūs galvojat, kad jos būtų naudingos ir reikalingos. Taigi, o aš jūs noriu pakviesti balandžio 18 dieną susitikti Vilniuje gyvai. Nes Vilniuje balandžio 18 dieną nuo 11 valandos viešbutyje Panorama bus
gydytojų konferencija. Nuostabus renginys, gyvas renginys, kuriame jūs gausite atsakymus į savo rūpimus klausimus ir sužinosite apie sveikatą dar daugiau negu šiandien ir negu kitais mūsų pirmadieniais. Aišku, kviečiu visada jungtis į pirmadienius, kur, kaip matot, mes gilinam žinias ir gaunam savo naudingos informacijos. Einu pasižiūrėti, ar mes dar turime klausimų. Jeigu turite, tai ruoškitės ir rašykite klausimus, arba jungkit mikrofoną ir klauskit. Taip, čia, taip, einu žiūrėti, mačiau, kad kažko buvo parašyta dar. Tai būdavo toks vaistas ATF širdžiai, juos leisdavo į veną berods. Tai datulėse yra tokia pat veiklioji medžiaga, adenofizino monofosfatas. Taip, čia, žinokit, parašė žmogus, kuris supranta apie vaistus. Nijolė iš Anykščių, taip, jinai dirba ligoniniai, taip, vat. Tai, kad nenaudoti vaistų, yra tiens koncentruotos datulių sultys. Ačiū, Nijolytė, labai. Taip, ir čia, taip, kas čia apie egzaminus. Ir ketvirtokams egzaminai, va, mato, tai visiems reikia datulių. Taip, Jolanta, prašom. Taip, labai geras klausimas, Vilma. Ar sergant cukriniu diabetu gali vartoti? Taip, sergant cukriniu diabetu galima naudoti datulių sultis, tačiau reikia mažesnio kiekio ir daugiau skiesti. Iš buteliuko tiesiai gerti negalima. Tik tai praskiedus ir praskiedus didesnių kiekių. Sakykime, po arbatinį šaukštelį drąsiai galite duoti. Tai vat. Taip, ir Irena dar kviečia visus. Ačiū, Irena, kad ir priminė ir irgi padedi kviesti į renginius. Tai Irena primena ir irgi kviečia Vilniuje kovo 21 dieną į renginį. Ulonų gatvė 5, 3 aukštas, bus gydytojos Viktorijos Trižienės paskaita. Labai kviečiame, o į konferenciją bilietai yra elektroniniai parduotuviai. Gydytojos Viktorijos paskaita kovo 21 yra nemokama. Daugiau informacijos stebėkite mūsų visose puslapiuose, pas mus, Tiens atstovybė Lietuvoje. Tai va, tikrai mes plačiai dalinamės. Ir, kaip sakiau, noriu priminti, kad akcijos turi tendenciją pasibaigti. Dabar imam visi telefonus ir einam daryti užsakymą. Būkite sveiki, gero jums vakaro ir iki kitų kartų.